Sveiki gyvi, gerbėmieji. Šiandieną mūsų laida apie tekstų rašymą. Ir turiu autoritetą šios temos. Svečiuose pas mūsų studijoje tai Marius Kuitniauskas iš įmonės rašytojas.lt. Marius turi didžiulį stažą tekstų rašymo srityje ir tikiuosi mielai pasidalins savo įžvalgomis ir patarimais iš šios srities. Pasistengsiu. Tai pirmiausia, kaip visada, norisi apsibriežti mūsų auditoriją, išsiaiškinti, kas šiandien turėtų likti žiūrėti mūsų seminaro. Tai aš taip įsivaizduoju, kad bet kokio tipo įmonė ir net ne įmonė, o vieno žmogaus verslas, ar ten vestuvių fotografas, ar bet kas kitas, jam tai turėtų būti aktualu, nes jis turi savo interneto svetainę, kurią reikia apipavidalinti, paruošti tekstus. Turėtų prie ekranų pasilikti ir rašytojai, kurie bando rašyti, ar tai jiems yra tapę jau verslu. Taip pat ir bet kokio dydžio įmonės atstovai, kurie yra atsakingi už interneto puslapį arba už interneto rinkodarą įmoniai. Nes vis dėlto akcentuosim daugiau interneto tekstus, ne tuos reklaminius, kurie dedami į katalogus ar lankstinukus ar kitą reklaminę informaciją. Sakykime, iš mano pusės ekspertizė yra būtent internetinių tekstų. Tik apie internetinius tekstus. O tai vis tiek jų yra, jeigu paimsim tik internetiniai tekstai, vis tiek jų yra kažkokios kelios rūšis, kuo jie skiriasi pagal parengimo tipą arba pagal tikslą. Interneto tekstai vis tiek yra kelios taip, sakykime, didelės rūšis. Tai pirmiausia, jei norėtum nusistatyti jas, reikėtų pasižiūrėti į tikslą, teksto tikslą. Kokiu tikslu tekstas yra rašomas. Vienokie tekstai, jeigu yra skirta kažką parduoti, kitoks tekstas, jeigu yra tiesiog pristatyti įmonę, pasakyti, kas tai per įmonė, kokios paslaugas jinai teikia ir kokie privalumai yra bendradarbiaujant su ta įmonė. Dar yra kitas momentas, pavyzdžiui, tai vadinami tie SEO tekstai. Šiek tiek, sakykime, šiukšliniai tekstai, kurie užteršia tą mūsų internetą, bet kol kas jie dar yra labai reikalingi, gerinant pozicijas mūsų verslo. Kitas momentas yra tekstai, kurie skirti plačiai masiai, jie yra tokie analitiniai, pristatomieji. Dar momentas yra, kuriuose srityse gali būti iš verslo pusės inicijuojami vos ne enciklopediniai straipsniai, pavyzdžiui, technikos kažkokios tai pristatymas, kaip viskas veikia ir panašiai. Tai ir stilistika, ir pats žanras yra toksai. Tų tekstų iš tikrųjų yra tikrai nemažai internete, nes galų gale ir Facebooko įrašai yra atitinkamas tekstų žanras, kuris reikalauja tam tikro išmanimo ir tam tikrų žinių, kad jį galėtume profesionaliai paruošti. Tai visi, sakykime, tokie tekstai, jie susideda į vieną visumą ir kiekvienai įmoniai pagal jų rinkodaros planą, pagal jų veiksmus, jie visi gali būti reikalingi ir panaudojami gana tikslingai – parduoti, pristatyti, populiarinti prekės ženklą. Ir dar šitokio klausimą iš pradžių nesugalvojau, bet dabar man kažkoja mintis tokia, kad tikriausiai dar skiriasi nuo įmonės komunikacijos filosofijos ar nuo jos auditorijos, jeigu vieni labai oficialiai koks bankas komunikuos, o kiti, kaip maileris, labai šiltai ir betarpiškai, kaip su savo draugais, su klientais bendrauja. Tai nuo to skiriasi dar tekstai. Tekstus reikia rašyti paprastai vienam žmogui, vienam jums žmogui, nes jūsų ten nėra daug, jūs nesat susirinkę visą grupę prie vieno ekrano ir žiūrit. Jūs sėdite po vieną prie vieno ekrano. Tai, sakykime, rašant tekstus reikia būtent įsivaizduoti, kas yra galutinis to teksto skaitytojas. Dažnai... Ta persona tokia turėtų prieš. Pavyzdžiui, laikraščiuose jie nemato, vieną laikraštį gali pasiimti keli žmonės ir perskaityti. Laikraščio žurnalistai rašydami tekstą, jie nemato savo auditorijos. Internete ta auditorija yra matomesnė. Tai reiškia, kiekviena įmonė gali susidaryti savo kliento profilį, savo kliento paveikslą ir tiksliai žinoti, kad tai yra nuo 25 iki 45 vyrai, didžioji dauguma, kurie turi vidutinės ir aukštesnės pajamas ir kurie gyvena didmiestyje. Sakykime, ir būtent tokiai auditorijai gali būti paruoštas ir ištransliuotas tekstas, bet būtent vienam žmogui. Nereikia jų rašyti daug, tai kreipinys turėtų būti tu. Tai klausimas, kaip tai visą padaryti. Vienos įmonės pasirenka stilistiką, kuri yra tokia familiari,
kitos oficialiau, trečios gali iš viso rašyti net su humoru, bet čia nereikėtų labai perspausti. Yra daug tokių, sakykime, stilistikų, tiesiog reikia žinoti žmonės, kam tekstas yra skirtas ir pagal tai yra paruošiamas tekstas. O pagal įmonių dydžio priklauso stambi, maža arba B2B, Vis dėlto B2C? priklauso nuo to, koks yra klientas. Nes telekomo, pavyzdžiui, tai yra Teo klientas yra paprastas žmogus, jis yra, ta prasme, sakykime, portretas jo yra tikrai platus, nes tai gali būti ir pagyvenęs žmogus, ir senutė, ir jaunas verslininkas, ir jauna mama. O, sakykime, kokio nors elektros variklių pardavėjas, tai būtinai bus inžinierius išsilavinęs, turintis techninį išsilavinimą ir patyręs, sakykime, savo srities profesionalas. Tai skiriasi šitie dalykai ir tai nuo įmonės dydžio nepriklauso. Iš tikrųjų viskas orientuota yra būtent į vartotoją. Tai pagrindinė taisyklė yra, kad pirmiau reikia pažinti savo vartotoją, tada bus galima paruošti jam tekstą, kuris bus jam priimtinas. Tai reiškia, tada nepriklauso, ar tai yra verslas klientui ar verslas verslui, ar tai yra finansai, ar tai yra laisvalaikis, vis tiek žiūri, galvoja pirmiausia apie klientą. Šis momentas irgi kai kuriais atvejais yra svarbus, nes verslas verslui reikalauja tam tikrų frazių, tam tikrų stiliaus, nes tu negali bankininkui sakyti, ei draugeli, pirk mano paslaugą, būsi krūtas. Nu, tai negalima taip sakyti, nenaudoti tokių žargonizmų ir nenaudoti tokio sakykime, tono. Tai tiesiog bus suprasta kaip didelė nepagarba žmogui, didelė nepagarba būsimajam potencialiam klientui. Tai, sakykime, reikėtų aiškiai numatyti, koks yra klientas, ar tai yra verslo įmonės, ar tai yra verslo įmonių darbuotojai tam tikros ryties, ar tai yra žmogus, kuris, sakykime, vadinamas iš gatvės. Taip, kad kitas momentas yra, ar priklauso nuo produkto, ar jisai yra skirtas didmenininkams ar mažmenininkams. Tai yra, ar jisai plačiausiams masėms ir panašiai. Vienai paprašoma, sakykime, yra tam tikras maisto produktas, tam tikra kosmetinė priemonė, tam tikras, sakykime, išmanusis telefonas, o kitaip yra aprašomos buhalterinės paslaugos, kurios skirtos įmoniai, kurios skirtos kažkokiam finansiniam sektoriui. Tai šitas dalykas vadinamas business B2B, B2C. Čia šitie terminai. Verslas verslui, verslas klientui. Labai retai pasitaiko, kad ir C2C, tai yra klientas klientui. Tai dažniausiai būna įvairūs atsiliepimai, įvairūs, sakykime, angliškai pasakysiu, reviewsai. Kartais pasitaiko ir Lietuvoje elektroninės komercijos srityje. Tai labai geras pavyzdys buvo kažkas tai pardavinėjo, ar ten vonė, ar kažką tai skelbimo LT, ar skelbimo LT buvo tenais ir kaip virusas išplito, nes kažkas labai gražiai aprašė. Tai irgi taip, tai žanras. Asmeninis verslas per skelbimus. C2C irgi. C2C, bet ir B2C srityje, B2C puslapyje gali būti, nes pavyzdžiui, Amazonas ir eBay'us būtent irgi dirba su tuo, nes jų, sakykime, vienas iš sėkmingų pardavimų momentų yra perskaityti objektyvius ir normalių žmonių reviewsus. Tai yra tuos atsiliepimus apie prekę, kurie tikrai padeda arba pirkti, arba nepirkti šito dalyko. O kada reikėtų rašant apie tekstus galvoti apie SEO ir kada nereikia galvoti? Nuo ko čia priklauso? Pasakysiu galbūt nepopuliariai, dabar jau galvoti nebereikia iš tikrųjų, nes mūsų pagrindinė paieškos sistema Google pasidarė labai protinga ir jau tam tikri momentai, kurie jau buvo įprasti, tai raktažodžiai, dar kažkas, jau jie nuslenka į, sakykime, į antrą planą, tai nėra pagrindiniai dalykai. Savo klientams ir visiems, kurie paklausia apie SEO, dažnai aiškinu, kad ne Google robotukai perka jūsų prekę, ne jie užsisako jūsų paslaugas, o užsisako žmonės, kurie ateina į jūsų puslapį ir kurie nori sužinoti, kas yra jūsų prekė, kaip ją vartot, kaip ją naudot, kokie jos yra privalumai. Tai, sakykime, tas SEO momentas, jisai kaip ir
pranyksta. Tai nėra pagrindinis tekstas, nėra vien tik tai raktažodžių rinkinys. Nu, kaip Google sako, darykite tekstą žmogui, tada patiks ir Google'ui patiks. Google'as teisingai pasakė. Jeigu bus didesnis įsitraukimas žmogaus į jam skirtą tekstą, tada bus geresni įsitraukimo rodikliai kaip peržiūros laikas ar ten puslapio perskaitų skaičius, tai Google labiau patiks, tai yra SEO. Tai įsitraukimas čia jau kitas rytis iš tikrųjų būtų, nes įsitraukti galima ir į SEO tekstus. Tai nėra, sakykime, būtent normalaus ir SEO teksto privalumai. Įsitraukimas priklauso nuo kitų dalykų, priklauso nuo to, kas yra pateikta ir koks to dalyko, kuris yra pateiktas, aktualumas. Tam tikros temos gali būti labai neaktualios, taip kad įsitraukimas į jas tikrai nebus labai didelis, bet jeigu bus paminėta kažkokia tai, sakykime, užkabinanti frazė ar kažkoks tai skandalingas žodis ar panašiai, tai įsitraukimas bus kur kas didesnis net neįdomiose temose. Su SEO tai neturėtų būti bendra. O iš esmės SEO dar kas yra likę, tai keliose vietose yra reikalingi tam tikri tekstai. Visų pirma, tai yra meta aprašymai. Meta aprašymai ir labai dažnai elektroninės komercijos puslapiuose reikalingi kategorijų aprašymai. Kad būtų galima pristatyti Google'ui, kas tai yra per puslapis, apie ką jis ir į kurią, sakykime, lentynėlę jam reikėtų tą puslapį padėti. Čia yra tokia pagalbinė informacija. SEO tekstai tokie, kaip sakykime, esame įpratę prieš 2 metus, jie turi tendenciją nykti. Ir tiesiog Lietuvoje jie nyksta šiek tiek lėtai. Užsienyje jau noriu pasakyti, kad jeigu šnekėdom, kad tai, apie ką rašom, ta frazė, susijusia su ją frazės, turėtų tekste būti pakartotos. Dabar paskutiniai tyrimai tiek Mozo, tiek Searchmetrics rodo, kad koreliuoja tas panaudojimas pagrindinio raktažodžio tekste, koreliuoja su pozicijom, kurias gauna tinklapis. Tai lyg tai ir naudinga vis dar yra, ir pagal šių metų tyrimus vis dar naudinga yra. Naudinga yra tada, kada neperlenkiama lazda. Nu jo, kad svarbiausia mums, kad Google suprastų, apie ką yra tekstas. Bet pastebėkim lietuviškus tekstus, mes kalbam ne apie pasaulinę rinką, bet stenkimės orientuotis į Lietuvos rinką, kuri yra daug mažesnė ir čia šiek tiek mes kai kuriuose srityse atsiliekam. Tai, sakykime, vis dar yra labai negražių tokių tekstų, kur yra raktažodis ant raktažodžio. Tai jisai nesuteikia vertės lankytojui. Lankytojai atrodo, kad tas tekstas yra vos ne išverstas su Google Translate programa. Nes tokie nesąmoningi žodžiai ir tokie nesąmoningi sakiniai lietuvių kalboje negali būti. Ir tai automatiškai nepriduoda reputacijos tai įmonei, kuri tokius tekstus pas save publikuoja. Ir reikėtų tiesiog atsiminti, kad nereikia perlenkti lazdos. Raktažodis tekste jisai turi būti, jo versija taip pat turėtų būti, tik tais klausimas, kiek dažnai ir ar ant jų bus uždėtos nuorodos į vidinius ar išorinius puslapius. Šitos nuorodos gerai ar blogai? Nuorodos yra gerai, bet jeigu jų yra per daug, tai nėra gerai. Nes būna kartais tekste nedidelis tekstelis, o jame yra 5 nuorodos, kurios veda į kažkokius kitus puslapius. Tai tiesiog... Dabar apie tos skirtumus SEO tekstų ir ne SEO tekstų. Tai aš taip suprantu, kad iš savo patirties, kad ne SEO tekstas yra rašoma žmogui, kad jam būtų įdomu, kad tas žmogus įsitrauktų, skaitytų, praleistų kažkokį tai laiką su to tekstu ir atneštų jam tai kažkokią naudą. Arba mes paskatinam jį kažkokį žingsnį atlikti. O SEO tekstai tai yra parašyti ne žmogui, bet SEO tikslams ir iš esmės jis neskirtas sudominti žmogui. Jis gali būti visai neįdomus tekstas, nes Google'as tai įdomumo nesupras. Jeigu taip laikytis tų standartinių apibrėžimų, tai būtent taip kaip ir minėjai. SEO tekstas nėra skirtas normaliam skaitimui. Pradžią pasiskaitai, pamatei, kad čia SEO tekstas ir išėjai. Kitas momentas yra antraštės.
kiekvienas, sakykime, tekstas turi turėti antraštę, nes tai yra pagrindinis rinkodaros, vienas iš pagrindinių interneto rinkodaros principų. Jeigu antraštė sudominanti, užkabinanti, greičiausiai skaitytojas, lankytojas perskaitys to teksto kiek daugiau. SEO tekstas neturi tikslo sudominti. Jam nėra svarbu sudominti skaitytoją ir jam nėra svarbu, dėl to antraštės yra tokios, sakykime, prieskos ir neįdomios, o kartais iš viso būna tik raktinis žodis. Tai SEO tekstai yra tik tai išoriniuose tinklaraščiuose, iš kurių dedamos nuorodos į mūsų tinklapį, ar yra ir mūsų tinklapyje kažkokie tai, kad pagauti tinklapį? Ir ten. SEO tekstas dažniausiai būna elektroninės komercijos puslapiuose, tai kaip minėjau, kategorijose, kur reikia tiesiog, kaip vadinu, praskiesti tą nuorodų maišą, kur yra nuorodos į prekes. Įsivaizduojat puslapį, kuriam yra 40 prekių ir ten yra tik tai paveikslėlis, nuoroda ir mygtukas pirkti. Tai teksto atžvilgių, kai jis yra skaitomas nuo viršaus iki apačios kodas, ten teksto praktiškai nėra. Tai, sakykime, kad atskiestų ir pateiktų Google'ui daugiau teksto, kuris būtų susijęs ir paaiškintų, kokia vis dėlto čia kategorija, ar knygos pardavinėjimos, ar automobilių detalės, tai tiesiog rašomas šiek tiek to teksto ir būtent pas save jisai yra dar vartojamas. Kitas momentas, pagrindinis SEO tekstas dabar ir privalomas, tai yra meta aprašymas. Ten pageidaujama raktinių žodžių. Kitur yra dar mitas, kad reikia meta šitam pristatymė, meta description'e irgi rašyti, bet iš tikrųjų tai yra netiesa, jau prieš keletą metų Google'as nebeskaito to kaip SEO kažkokiu tai SEO vertinimu. Tiesiog šitas tekstas turėtų būti daugiau reklaminis ir skirtas žmonėms, kurie mato tarp 10 rezultatų, sakykime, 5 vietoje, bet gali pamatyti, apie ką ten tas puslapis ir dėl to paspausti. Jis savykai netiesiogiai jis neįtakoja. Tiesiogiai neįtakoja, bet jis didina click-through rate, paspaudimo procentą. O kuo paspaudimo procentas didesnis, tuo tada jau nauda netiesiogiai įtakojama. Tai vat šitie momentai yra vidiniuose puslapiuose. Išoriniuose puslapiuose tai dažniausiai yra SEO straipsnių pavidalu. SEO straipsnis yra nėra skirtas sudominti ir kitas momentas SEO straipsnio tikslas yra populiarinti raktinį žodį. Raktinį žodį būtent nesusijusi su prekės ženklo pavadinimu. Populiarinti, tai ką čia reiškia? Tai reiškia dažniau kartot. Nes raktinis žodis ten yra svarbiausias. Jeigu įsivaizduokit straipsnį jūsų verslo puslapyje, tai ten rašysite, kad UAB tokia ir tokia, čia pasiekė, padarė, išleido, pristatė, sudomino, turi daug klientų ir panašiai. Visas, sakykime, akcentas bus į prekės ženklą, į pavadinimą. SEO straipsniuose dažniausiai pavadinimo nepamatysite, nes tikslas yra kitoks. Tai tikslas būtų populiarinti tos minėtos UAB verslą, populiarinti jo raktinį žodį. Jeigu užsiima buhalteriniam paslaugom, tai būtinai bus buhalterinės paslaugos Vilniuje. Arba buhalterinės paslaugos Kaune. Nu tai, paminėjai įsitraukimas, kad labai svarbu, jeigu tas tekstas rašomas ne robotam, tai gal duosi kažkokių tai keletą patarimų, kaip padaryti, kad tas tekstas būtų įtraukiantis. Visų pirma, kaip jau minėjau pradžioj, jį reikėtų rašyti vienam žmogui ir turėti omeny, kas jį skaitys. Jeigu jau mes žinom, kas jį turi skaityti, tada kyla daugiau klausimų. Ko tas žmogus galėtų paklausti apie jūsų verslą? Sakykime, jeigu jūs užsiimat kažkokiu tai paslaugų tiekimu, tai įsivaizduokit, ką žmogus turėtų paklausti apie jūsų paslaugą, kad jam būtų aišku, kuo jūs užsiimat ir kuo jūs neužsiimat. Nes, sakykime, dideliam tekste, kai yra parašoma daug teksto, žmogui gali susipainioti, kilti minčių, jis gali praleisti kažkurį tai momentą, paskui pradėti skaityti nuo kito, nes, kaip žinot, visi skanuoja tekstą, neskaito ištisai. Tai kaip paruošti šitą informaciją, kad žmogui būtų aišku, ką jūs darot, o ko jūs nedarot.
Tai būtent verslo sryčiai šitas momentas yra labai svarbus. SEO straipsnis jisai nėra, tokio tikslo neturi ir jisai rašo bendrai, pristato apie bet ką. Savaitgalį buvo Neil Patel seminaras konferencijoje, tai jisai minėjo, kad geriausia naudoti jūs žodžius, kad būtų labiau suasmenintas, kad žmonės labiau skaitytų. Ir netgi sako, jeigu tai rašo bet kokia įmonė, ten didžiulė, kur dirba 1000 žmonių, kad tas straipsnis matytųsi, kad parašytas Jono Petraičio ir tada jis jau gali sakyti aš, kad matytų vis tiek, kad kažkoks tai yra kalbanti galva, kuri komunikuoja. Ar čia teisingai? Teisingai iš esmės, bet tik tai tada, kada žmogus, kuris rašęs tą tekstą, jisai dirba, arba, sakykime, rinkodaros planas, jisai yra nustatytas per asmeninį eksperto, sakykime, tokį įvaizdį. Tai vat, Vladai pats, kadangi savo verslą turi, tu pristatai save, kad tu esi pats tam tikros srities ekspertas ir tu pats sakai, kad štai aš esu Vladas ir aš rašau jums tekstą, jums rašau straipsnį, jums padedu kažką išspręsti problemą. Mano darbas yra šiek tiek kitoks, mane samdo įmonės ir jos nepageidauja, kada mano vardas ir pavardė figūruotų jų tekstuose. Tai, sakykime, man nereikia pristatyti kaip ekspertui, tai tada jau naudojamas formuluoti mes. Čia gal mes šnekam dabar apie tinklapio tekstus, ten kažkokius paslaugų aprašymus, tai aišku, tenais niekas nerašo, neprisistato. Ir straipsnius taip pat yra įmonės naujienos, įmonės tinklaraščiai populiarėjantis. Vienas dalykas, kas Lietuvoje yra dar ne iki galo suvokta verslo srityje ir ką stengiamės mes rašytojai padaryti, paaiškinti klientams, tai yra, kad tekstuose turėtų būti daugiau dėmesio skirta jūsų potencialiems klientams. Tai nesakyti, kad mes esam gražiausi, mes šauniausi, mes puikiausi, jūs šauniausi. Reikia sakyti, jums padėsime išspręsti jūsų problemą. Štai yra jūsų problema ir mes jums padėsim. Jūs esat mums svarbus, jūs darot mus gerus, jūs vertinat mus teigiamai, jūsų atsiliepimai yra mums geriausias atlygis. Pinigai taip pat. Jūsų pinigai. Visur orientuotis reikėtų tekstuose į jūs. Tai yra būtent į žmogų, o ne į save. Nepasakoti, kokie mes puikus, čia mūsų pasiekimai nerealūs, mes viską labai gražus, labai dideli profesionalai. Tai gal visur įmonės, kur susirė puslapiai apie mus, tai gal reikėtų parašyti apie jūs? Ne, apie mus iš tikrųjų reikėtų eilinį kartą pagirti tą žmogų, kuris skaito ir priminti, kaip įmonė gali padėti spręsti problemas. Kaip jau 20 metų įmonė padeda spręsti. Būtent taip, kaip padeda spręsti ir vis tiek akcentas turėtų būti vartotojai, o ne patys. Nes labai gaunasi tokie momentai, kad įmonės tiesiog pergiria save. Žmogus, kuris skaito tokį pagiriamą į tekstą, jisai galvoja, kas daugiau šunių uodegą pakels, jei ne jis pats. Reikia ieškoti tada atsiliepimų jau kažkokio. Tada, kai šaunus geri, bet kuo jūs man galit padėti? Ką jūs man galit padaryti? Kiek man tai kainuos? Ar jūs tai darot? Tai jam kyla tokių klausimų, tai yra tokių momentų, kai įmonė daugiau orientuojasi į mes. Tiesiog jinai reiškia, kad žiūri iš viršaus į savo potencialų klientą. Turėtų būti atvirkščiai. Įmonė turėtų šiek tiek būti kuklesnė, nusižeminusi ir žiūrėti į klientą į viršų, kad ta prasme, nes būtent įmonei reikia kliento, ne atvirkščiai. Kad taip visada būtų. Deja, šitas dalykas kol kas sunkiai skverbėsi lietuviškų verslo tekstų rinką ir labai daug norisi to pasigyrimo, pasipasakymo, kokie mes esam šaunus. Kitas momentas yra didelė problema, rašant tekstus, kiek pastebėjau iš savo ilgametės praktikos, kad tekstai rašomi ne žmogui, o įmonės vadovui. Tai reiškia, jie turi įtikti įmonės vadovui pirmoji vietoj, o tada jau gali, sakykime, ir visiems kitiems. Ir vėlgi lietuviškų tekstų klaida, kad ne įmonės vadovas užsakinės paslaugas. Ne jisai, ne vienas žmogus, o sakykime, užsakinės žmonės, kurie sėdi kito ekrano pusėje.
O tai kas turėtų būti tas įmonė pagrindinis žmogus, kuris inicijuoja tos tekstus? Tai čia rinkodaros vadovas ar įmonės vadovas, priklausomai nuo dydžio jos? Priklausomai nuo dydžio, jeigu didesnė įmonė, tai yra interneto rinkodaros žmonės, kurie, tai ir skyrius ar keletas komandos narių, kurie turi bendrą rinkodaros planą, bendrą rinkodaros vaizdą ir kurie žino, kad, sakykime, nes štai bus surinkta duomenų bazė elektroninių paštų, jiems bus tada ir tada išsiųstas kažkoks tai specialus pasiūlymas, koks tai turi būti specialus pasiūlymas, kiek jisai kainuos, jau čia turbūt su kainodara susiję daugiau. Ir, sakykime, tada tokiu atveju turint visą šitą tokį nusistatymą, kur kas turi būti daroma, yra pateikiama užduotis tekstų kūrėjai ir jisai pagal tai sukuria tekstus. Tai čia minė tokį kasdienį komunikacijos planą. Taip, čia turėtų teoriškai būti taip. O tinklapių tekstai? Tinklapių tekstus taip pat. Vienkartinis tai užsakymas čia toksai. Vėlgi priklauso nuo tinklapio, koks yra požiūris, ką tinklapis turi padaryti, koks tikslas. Vieni tinklalapiai turi pristatyti įmonę, tai yra tos vadinamos virtualios vizitinės kortelės. Kad štai yra kontaktai, štai yra tokia įmonė, štai mūsų logotipas, mes užsiimam to ir viskas. Nieko daugiau. Kitas momentas, jeigu įmonė pardavinėja tam tikrą produktą, tai reiškia pateikiama tie produkto privalumai, trūkumai, kažkokie tai atsiliepimai ir panašiai ir mygtukas pirkti. Vėlgi skirtingas. Ir, sakykime, pagal tinklalapio tipą turėtų būti skirtingi ir tie tekstai. Tai jeigu yra reprezentacinis tinklapis, kurio tikslas yra tik pristatyti, tai dažniausiai šito užsako ir vadovas. Kai kalba prasideda apie nukreipimo puslapius, angliškai vadinamus landing pages, tai tada jau įsijungia rinkodaros žmonės arba net tie žmonės, kurie yra iš šono, kurie yra pasamdyti AdWords kompanijoms, elektroninio pašto kompanijoms, vadinamis naujienlaiškiams ir panašiai. Tai toksai momentas gaunasi, kad tekstai kuriami kartu jau netgi su trečioms šalim. Tai dalyvauja ir rinkodaros skyrius, ir samdyta kompanija, ir tekstų kūrėjai. Bet jeigu nuo pradžių pažiūrėt visą tą tekstų kūrimo procesą, kaip jis turėtų atrodyti? Pirmoje vietoje manau, kad reikėtų rinkodaros skyriui ar direktoriui, kuris užsiima šito dalyku, išsiaiškinti, ko vis dėlto yra tuo tekstu siekiama. Ar jo siekiama yra parduoti, ar jo siekiama yra pristatyti, ar jo siekiama įgelti kam nors. Ir, sakykime, pagal tai jisai turėtų suformuluoti užduotį. Tiesiog keliais žodžiais, keliais sakiniais, kad tekstų rašytojui, kurį jisai suras ar pasamdys, bus aišku, ko iš jo tikimasi. Kitas momentas, sakykime, ta tekstinė užduotis gali būti aptariama su interneto rinkodaros žmonėm, kurie pasakytų, patvirtintų, kad taip, nes kad nebūtų, kad vieni žiūri į kairę, kiti į dešinę, vežimą traukia į visas pusės, vežimas stovi. Tai, sakykime, gali tekti ir tokių dalykų ir diskusijų viduje. Tai čia kas aptariamas turėtų būti tas komunikavimo stilius? Taip, aptariamas komunikavimo stilius, aptariamas ar teisingai įsivaizduojamas galutinis klientas. Ir kitas momentas, koks yra specialus pasiūlymas. Nes, sakykime, pardavėjas, kuris parduoda tam tikrą produktą ar paslaugą, jisai žino jo kainodarą ir jisai gali pasakyti, kad gerai, sakykime, lapkričio mėnesį 10% nuolaida. To negali pasakyti rinkodaros ar ten kažkokia tai samdyta įmonė, kuri užsiima AdWords reklama. Tai tu turi pasakyti vadovas, kuris gali leisti savo tą nuolaidą padaryti, nes būtent tai yra specialus pasiūlymas, kuris turi būti svarbus tekstuose. Ir, sakykime, visa šita informacija jinai aptariama ir turėtų būti perteikiama, paduodama tekstų kūrėjams. Tekstų kūrėjai, mes įsivaizduojam taip, kad 80-20% taisyklė. 80% darbo turėtų atlikti tekstų kūrėjas, 20% darbo turėtų atlikti specialistas, įmonės darbuotojas, vadovas arba paskirtas žmogus. Kodėl taip yra? Tekstų kūrėjas yra kūrybinis žmogus, jis nėra, sakykime, tam tikros srities specialistas. Jam yra sudėtinga parašyti taip, kad įtiktų žmonėms, kurie 10-15 metų dirba. Įsivaizduokit tekstų rašytojui, kuris yra
literatas, kuris yra baigęs kažkokios tai literatūros, žurnalistikos ar dar kažkokias studijas, jam atitenka užduotis aprašyti, kad ir elektros variklius. Tai yra sudėtingas technologinis įrenginys. Kaip dabar iš interneto ištraukti tiek technologinės vidinės informacijos, kad parašytų puikų tekstą, kuris būtent tiktų tam. Vienas variantas yra iš užsienio kalbos išversti ir tiesiog adaptuoti lietuvių kalbai, bet tai nebus originalus tekstas, nebus pritaikytas būtent Lietuvos rinkai. Kitas momentas yra parašyti tą tekstą, remiantis gautą informaciją iš interneto, tokį gana paviršutinišką, ir duoti specialistams koreguoti. Tai reiškia, kad specialistas pamatęs visą, sakykime, puslapį teksto apie variklį ar dar kažką, jisai prideda savo technologinių terminų, kažkokio žargonizmo, kažkokių tai pastabų, kurias vėl teksto rašytojas pakoreguoja. Sakykime, toks bendradarbiavimas, jisai duoda vaisių. Tas vaisius yra tekstas skirtas ir žmonėms, ir sakykime, neatsiliekantis nuo to technologinio, nuo tos rinkos kalbos, nuo tos rinkos specifikos. Dėl to aš, kaip ir miniu, 80% darbo tekstų rašytojas, 20% darbo vis dėlto turėtų atlikti užsakovas. Deja, Lietuvoje užsakovai nori 99%, kad atliktų tekstų rašytojas, o jie tik tai 1%. Tai yra elektroniniu paštu susiuntinėti Wordą, nusiųsti kolegams ir pasakyti tinka arba netinka, man patinka, gal nepatinka. Visi mes norime iš recepto, kur mygtuką vieną paspaudėjai, sumokėjai pinigus ir viskas. Deja, tekstų rašymas nėra tokia sritis, tai nėra matematiniai skaičiavimai, tai nėra techniniai brėžiniai ir panašiai. Kofeinui gal galima ten pateikti būtų iš užsienio paėmus kažkur nors. Bet klausimas, ar jie bus priimtina būtent Lietuvos specifikai, kur Lietuvoje, pavyzdžiui, viena kava. Nereikia jau didelio eksperto, ne? Jau geri kava, tai maždaug jau orientuojasi, kas per produktas. Orientuojasi taip, bet vėl vis dėlto rašytojas yra paviršutiniškas, ta prasme. Jisai kaip vartotojas gal yra gėręs 3-4 kavos rūšis, bet kai reikia aprašyti jų 15, jo eksperto, sakykime, tos žinios, jisai negali nueiti ir kiekvieną dieną ragauti skirtingas kavas. Tai užtruktų per daug laiko ir kainuotų per daug pinigų. Tiesiog jam reikėtų pasikliauti tą informaciją, kuri gaunama iš užsakovo arba randama internete. Tai šis skavės užsakovas tai, turi pagal nutylėjimo menį, kad reikėtų atiduoti kažkam tai į išorę tų tekstų rašymą. Žinau, nemažai įmonių taip daro. Tai kaip turėtų atrodyti teisingai tas autorsinimo procesas, atidavimo kažkam kitam išorę padaryti tekstus? Kaip ir minėjau, tada turėtų būti suformuluota aiški užduotis, kas turi būti tekste, kiek to teksto reikia ir ko tas tekstas siekia. Jeigu aš esu įmonės vadovėlis, mažos įmonėlės vadovėlis, kaip man dabar žinoti, ką parašyti, ko reikia tekste, raidžių reikia tekste, žodžių reikia tekste, sakinių. Man reikia pasakyti, kad ko jisai siekia, ar jisai siekia parduoti, ar jisai siekia pristatyti. Jeigu jis siekia parduoti, aš rašysiu vienokiu stiliumi, jeigu jis siekia tik tai pristatyti įmonę, aš tiesiog pristatysiu bendriniais bruožais ir viskas. Tai čia tikslas parduoti, o kas turi būti tekste, tai ką turėjome? O tekste tai yra tiesiog paminėtas tam tikros paslaugos, kokie akcentai, nes pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia teikiama paslauga, tai kuo jinai yra išskirtinė. Jos USP tai vadinamas, išskirtinumai paslaugos ar prekės. Kuo jie išskirtinė, kuo įmonė yra išskirtinė. Ir kodėl būtent iš šitos įmonės reikėtų samdyti šitą paslaugą, nes turbūt yra ir konkurentų. Yra daug paprasčiau, kai konkurentų yra mažai, bet kai, sakykime, įmonės yra labai populiarios Lietuvoje, tai yra buhalterinė, logistika, įmonių yra daug, ir jos teikia praktiškai vienodo lygio paslaugas. Labai yra sunku kažką išskirti, dėl to naudojamos tam tikros frazės, tiesiog dirbtinai yra išskiriami, padaromi tie išskirtinumai. Tai reiškia, tokiam briefė jau surašom, kas per įmonė, ko užsiema, kas yra tikslinė auditorija. Ir kokie išskirtinumai, kas dar vat. Kam į kurią, sakykime, vietą daryti akcentą. Tai vienose paslaugose akcentas yra kaina.
Kitose paslaugose yra kaina, kai yra didelė, tai paprastai sakoma, kad kokybė. Trečiose, tai, kad dirba komandoje dideli ekspertai ir yra įmonė jau daug metų kartu dirba ir panašiai. Kitose vietose, kad paslauga yra teikiama laiku, nes yra įdiegta kokybės valdymo sistema, tam tikra projektų vadovavimo standartai. Prasme, būtent šitokie akcentai yra išskiriami. Nebūtinai, kad kaina, kokybė, kainos kokybės santykis, komanda, bet tiesiog, kad viską padaro laiku. Tam tikrose srityse tai yra labai svarbu, ypač, pavyzdžiui, statybai. Tai ir šitie akcentai, jie turėtų būti įvardinami būtent techniniai, būtent toj užduotį, kuri yra pateikiama tekstų rašytojai. Tada su tokiu, sakykime, sąrašėliu nedideliu, tai čia išeina keletas sakinių, ar galima būti elektroniniu paštu atsiųsti. Tekstų kūrėjas aiškiai žino, ko iš to teksto tikimasi. Toliau prasideda tik tais detalių derinimas. O jeigu yra kažkokios paslaugų ar prekių aprašymai, ar įmonės tinklapiai verčiami į kitą kalbą, tai po tokio vertėjas išverčia, dar reikėtų duoti kažkokiam tai tekstų rašytojui peržiūrėti tuos tekstus, ar nereikia, ten dar yra tikslas tą daryti? Kai verčiami tekstai iš anglų kalbos ar kitos kalbos į lietuvių kalbą, yra rekomenduotina duoti dar tekstų kūrėjai. Kokiu tikslu? Tokiu tikslu, kad būtų ne tik tai pažodinis vertimas, kuris kartais nelabai gražiai skamba, bet ir kad būtų akcentuoti tam tikrai išskirtinumai. Dar nepaminėjom vieno dalyko, kad tekstas, kurį parašo rašytojas ar kūrėjas, jisai turi būti atitinkamai suformatuotas. Formatavimas yra antraštė, išskaidimas tam tikrom pastraipom, boldą uždėjimas, pajuodinimas, ten pasvirė, sąrašas ir panašiai. Šitoks tai yra interneto tekstų specifika, kad žmonėms būtų paprasčiau skaityti. Nes internete tekstas yra skanuojamas, neskaitomas taip ištisai kaip knygos. Ir tekstų kūrėjas turėtų tą tekstą apdirbti ir pristatyti galutinį kaip variantą, kurį tiesiog tai reikėtų taip, kaip gavo užsakovas, taip įdėti į puslapį. Nes būtent tik toksai tekstas gali būti vertingas. Tai dažniausiai taikoma ilgesniems tekstams, kurie yra ilgesni negu pusė puslapio. Tai dar, sakykime, šitas momentas, kai gaunamas yra vertimas, tekstų kūrėjas gali atitinkamai apdirbti šitą tekstą, pristatyti, sutvarkyti jį, uždėti antraštę, kurios galbūt neišvertė arba išvertė labai, sakykime, paviršutiniškai. Nes vertėjo darbas yra išversti, o ne... Arba nebuvo dar per SEO prizmę pažiūrėta į tas antraštes. Kitas momentas ir SEO, kad raktinis žodis būtų... Čia vėl, jeigu išmano tos dalykus, tas, kas tekstus rašo, gali ir neišmanyti. Tekstų rašytojai dažniausiai yra susipažinę teoriškai bent jau su SEO pagrindais, nes tiesiog būna daugiausiai reikalavimų, kad tas tekstas būtų SEO friendly, angliškai. Draugiškas Google'ui. Draugiškas Google'ui. Tai kur reikėtų ieškoti, kam outsourcinti, kam atiduoti rašytos tekstus ir kaip pasirinkti, tada, jeigu randam ten, kad yra ne vienas ir ne du tie rašymo įmonės ar freelanceriai? Rašymo įmonių Lietuvoje nėra daug. Bet yra daug laisvadarbių? Bet yra laisvadarbių, freelancerių vadinamų, kurie tuo užsiima. Dabar, sakykime, priklauso vėlgi nuo įmonės. Vienai įmoniai reikalinga sąskaita faktūra, reikalinga sutartis, kurioje būtų numatyta atlikimo terminai, kas už tai, kas būna, kai tekstas yra laiku neparašomas. Sakykime, save gerbinti įmonė, kuri rūpinasi, kad interneto rinkodaros kampanija būtų atlikta laiku, vietoje būtent reikalaus iš tekstų rašytojo tokios sutarties. Tai gali autorinę sutartį pasirašyti? Gali autorinę sutartį, bet verslo įmonėms autorinė sutartis yra nenaudinga dėl didelių mokesčių. Labai spaudžia įmonės, kad tekstų kūrėjai turėtų individualią šitą veiklą. Nes tada jie susimoka patys savo mokesčius, savo 15% ir panašiai. Ir įmonė jau nebereikia sukti galvos, kokius dar čia papildomus mokesčius už šitą paslaugą jam reikia sumokėti. Šitas momentas yra labai svarbus. Kitas įmonės, kurios gali sau leisti iš asmeninės kišenės direktoriaus susimokėti už tekstą, arba tam tikras darbuotojas, kuriam dažniausiai yra pavesta pasirūpinti tekstais,
Tai jis ir pasirūpina, iš savo kišenės sumoka kažkokiam pažįstamam tekstų kūrėjui ir jis jiem duoda tekstus, o jis juos pristato kaip savo. Yra toksai bendradarbiavimo būdas, jisai legalus, pusiau legalus, čia jau kiekvienai įmonei ir kiekvienam darbuotojui spręsti ir kaip jisai tas, sakykime, išlaidas pateisins paskui. Tai galime, sakau, per kokį nors freelancerį susiregistruoja per Elansą, kokį nors, kur visą tą apskaitą vyksta. Jis ten gauna pinigus, pats susimoka po to gyventojų pajamų mokestį. Tai čia tokie būtini dalykai sprendžiami, bet vat, žiūrint iš kažkokių tai kokybinių rodiklių pusės, kaip iškelti uždavinį, ar kaip surašyti kažkokius reikalavimus, kad atsirinkti, kaip tą konkursą paskelbti, organizuoti. Dažniausiai konkursai nustato mažiausią kainą, kaip ir valstybiniam sektoriui. Tiesiog yra užklausima keleto rašytojų, keleto kūrėjų, susirenkamas jų kainos, susirenkami jų terminai ir tada jau išsirenkama, kuris rašys. Mes iš savo praktikos, būtent konkrečiai įmonė, kur aš dirbu, darom dar vieną papildomą dalyką. Mes pasiūlom klientui bandomąjį straipsnį ar bandomąjį tekstą, kuris, kad jis jį realiai matytų, kokia stilistika, kokie yra mūsų sugebėjimai, ta prasme, nes... Jam reikia sumokėti už tą? Ne, jam už tai nereikia, jeigu jisai netinkamas. Jeigu mes, sakykime, neatspėjam, į ką orientuotis labiau, kaip turėtų būti pristatoma paslauga ir klientui jis tiesiog pasako, kad... Nespėt, ko nori, nepataikėt. Mums nepatinka. Nepatinka, jau. Čia kaip dizainas interneto, kai pasako dizaineriui nieko nėra blogiau, kai pasako man negražu. Ar dažnai būna, kad nepatinka? Būna, sakykime, kokie 85-90%. Nepatinka? Patinka, o sakykime tas... Išsigandau jau. Ne, šitiek daug tai tikrai ne, nes vis tiek tai dirba profesionalai ir žino apie pagrindinius principus, kaip rašyti vis dėlto. Bet tas patinka, nepatinka toks labai subjektyvu. Labai subjektyvu. Kažkokie pamatuojami rodikliai ar ne? Dizainą irgi, jeigu aš skelbiu konkursą web dizaino sukūrimui, tai aš prieš tai peržiūriu tuos darbus ir maždaug jau ekspertinių vertinimus, patinka, nepatinka, žiūrint iš vartojimo patogumo pusės. O kodėl jūs sakot nepatinka? Dėl to, kad ne mėlyna spalva, o raudona, kuri jums asmeniškai nepatinka? Na, žiūriu iš vartojimo patogumo pusės, kad nesuprantu, ko dabar čia reikalauja iš... Žodžiu, aš noriu, kad Vladai, jūs esate profesionalas. Taip. Susidarėme su žmonėmis, su verslu, kurie... Tai aš neprofesionalai noriu išgirsti, kaip jie tai gali padaryti, nebūdami profesionalais. Taip, kurių darbas yra pardavinėti, kurių darbas yra vadovauti verslui, o ne domėtis kažkokiam tai interneto rinkodaros tendencijų. Tai jiem nėra tokių jiems nėra, jie tiesiog mato, ar jiem atspindi tai, ką jie masto ar ne. Kartais nepataikom. Taip, tada tie bandomieji tekstai, jie yra išmetami iš šiukšlių dėžę. Tai taip pat turėtų daryti, kad žiūrėt patinka, nepatinka, ar turėtų gal parodyti kokiam nors tikslinį auditorijai ir sakyti, pažiūrėk, ar tau patinka. Būtų idealu, bet dėja dažniausiai nėra nei laiko šitam dalykui, nes bet koks AB testavimas užima keletą savaičių laiko, nes tu turi pasižiūrėti, kur spaudžia, ką daro. Taip, kad šitoks tekstų tikrinimas, jisai yra labai retas kol kas Lietuvoje, nors turėtų būti taip daroma. Kitas momentas, dažniausiai rodoma kolegoms. Tai yra susirinkami komentarai. Jei komentarai didžioji dalis būna ai nesąmonė, ai vėjai, ai vienu žodžiu, tyla, tai tiesiog atrašoma, kad nepatinka ir ačiū už pastangas. Kitas momentas, kai kurie klientai, kai kurie užsakovai pateikia pastabas. Tiesiog, jeigu nusiunčiamas Word dokumentas, yra galimybė įdėti komentarus ir tiesiog parašo, kad šitoje vietoje nesąmonė, šitoje vietoje reikėtų koreguoti, šitoje vietoje per daug gyrėmės, šitoje vietoje reikėtų įdėti tokį ir tokį skaičių, šitoje vietoje yra ne taip, yra kitaip. Tai, sakykime, su tokiais užsakovais yra daug paprasčiau, nes tokiu, vėlgi, kaip minėjau, 80-20% bendradarbiavimo taisyklė. Jie tiksliau pasako. Tai jie tiksliai pasako, jau jie įdeda aukoja savo laiką, įdeda tą, atsidaro Wordą įrašo savo pastabas ir stengiasi, kad padėti tekstų kūrėjai, kuris iš tikrųjų turi atspėti praktiškai, ko jie nori pirmajam darbui.
Kai yra bandomasis tekstas suderinamas, jau yra matoma stilistika, tonas, kaip kreipiamasi, kokie tikslai teksto, tada pagal šitą, sakykime, formulę ar standartą tam tikrą yra paruošiami visi kiti. Tai kiek maždaug galim tikėtis, kad normaliai turėtų trukti tas tekstų paruošimas? Nu, ar pagal vieną tekstą skaičiuojant puslapį? Viskas priklauso nuo to, kokia yra puslapio struktūra. Kiekvienas puslapis turi savo struktūrą. Struktūra yra apie mus, titulinis, apie mus, paslaugos, paskui paslaugų aprašymai, ten tinklaraštis 1, tinklaraštis 2 įrašai. Ir, sakykime, tokią struktūrą susidarom, kai kūrimas yra puslapis arba jau jis yra sukurtas, tokia struktūra jau yra. Ir ją galima pateikti tekstų kūrėjai, kuris gali įvertinti konkrečiai, kiek tai dienų ar valandų reikės, kad visi tekstai būtų. Tai jau gali būti kriterijus konkurse, jeigu toksai organizuojamas. Taip, tai tiesiog būtų pasakyta, kad štai reikalingi 15 puslapių vidinių ir, sakykime, dar paredaguoti kažkokį tai vieną, nes ten tekstas jau kaip ir yra. Tai, sakykime, turint šitokią informaciją, yra labai paprasta tekstų kūrėjui nustatyti, kad šitą, sakykime, kiekį teksto atliksim per 3 darbo dienas. Šitą kiekį prireiks, sakykime, 17 darbo dienų. Ir pateikus tokį vertinimą, klientas gali spręsti, ar jisai gali tiek laukti, ar negali, ar gali laukti būtent tiek. Tada daroma sutartis, kad įsipareigojama būtent per 17 darbo dienų paruošti visą šitą tekstą. Tai jeigu tekstus parašymum, gavom, įdėjom į savo tinklalapį, ar yra kažkokia tai rodikliai, pagal kurios galim būtų pažiūrėti to teksto dabar pagerėjo pas mus, arba pablogėjo, kokybę įsivertinti? Kokybė įvertinama tam tikrams, yra įrankiai, kurie gali. Visai neseniai mačiau paties seminarą apie tokius rinkodaros įskiepius WordPress'ui. Ir vienas iš įrankių buvo paminėtas. Tai kiek toli nuskaito? Sumomi. Tai, sakykime, ten, kuris parodo tą pelytės uždėjimą ir panašiai. Tai vienas iš momentų yra toksai, galima pasinaudoti, bet čia yra tik tai WordPress'ui. Kitose sistemose galbūt tokių įskiepių nėra. Kitas momentas, reikėtų pasižiūrėti pagal lankomumo statistiką. Ar žmonės pradėjo lankyti tą puslapį daugiau ar mažiau. Ir kitas dalykas, reikėtų įvertinti laiką, kiek žmogus lieka. Jeigu jisai lieka ilgiau negu 30 sekundžių, reiškia jūsų tikslas yra praktiškai pasiektas. Nes per 30 sekundžių žmogus perskaito apie 100-150 žodžių. Prasme, gali perskaityti ir jeigu jis taip skaitytų ištisai, reiškia per tą laiką jis bent jau pusę arba pradžią jūsų teksto jau spėjo perskaityti ir spėjo susikurti įspūdį apie ką jūs ir ką jūs teigiate. Taip, kad toksai matavimo būdas. Kitas matavimo būdas gali būti nuorodos, jeigu yra nuorodos į vidinius puslapius. Šiaip rekomenduojame, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs aprašot vieną paslaugą, apačioj teksto galima paminėti susijusias paslaugas. Tada ir ant jų uždėti nuorodas į vidinius puslapius. Čia jau SEO specialistai, būtent vidinės optimizacijos, tai bet kuris specialistas rekomenduos tą padaryti. Tai, sakykime, tas vidinių nuorodų paspaudimas irgi gali būti fiksuojamas tam tikrais įrankiais. Tokiu momentu yra galima nustatyti, kaip vienas tekstas padėjo kitai paslaugai būti populiaresniai, kaip kitas momentas. Ir aišku, Google'as fiksuoja perėjimą iš vieno puslapio į kitą. Tai yra irgi teigiamas rodiklis. Nu, gerai, o jeigu dabar įmonė, tarkim, nusprendė pati kurtis savo įrašus, ar gal vienos žmogaus įmonė pati nusprendė kurti savo tinklapio aprašymus ar tinklaraščio įrašus, yra kažkokie tai įrankiai, kurie palengvintų tą darbą, ką jie gali palengvinti? Jie gali pasilengvinti tik tais... Kompiuterį nusipirkti, taip. Pagrindinis įrankis yra galva ir sveikas protas. Aha. Kitas įrankis yra tas vadinamas spell checkeris, tai kuris parodo lietuvių kalbos gramatinės klaidas. Gaila, bet kol kas labai įrankis yra neišdirbtas, man atrodo, Semantika LT.
jisai dar kartais tikrina ir skyrybos klaidas. Tai rekomenduočiau pasižiūrėti. Bet kol kas manau, kad jis dar nėra taip, kad įdedi tekstą ir tau parodo aiškiai, kuriuose vietose yra klaidos. Jis ne viską fiksuoja, arba fiksuoja neteisingai. Lietuvių kalba yra dar labai sudėtinga, kad būtų galima taip kaip anglų kalboje Grammarly ar panašiai įvedus tekstą gauti realius pasiūlymus, kaip jį pakeisti. Vis dėlto konkretus įrankiai tiesiog reikėtų pasižiūrėti savo tas gramatinės klaidas, nes klaidos jos neprideda prie populiarumo. Vėlgi, Neil Patel savaitgalį pasakojo, kokią didžiulę naudą duoda infografikai arba grafinis apipavidalinimas konkretaus puslapio teksto. Tai mums Lietuvoje čia tas svarbu, verta į tai gilintis? Verta gilintis, nes yra lietuvių liaudės patarlė, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Tai arba perskaityti. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs įdedate savo paslaugos aprašymą, kuris yra 2 Wordo puslapių, kuriame ten yra ir privalumai, ir atsiliepimai ir panašiai, bet nėra nei vienos iliustracijos. Kai lankytojas ateina į tokį puslapį, jisai pamato, perbraukia per visą ir pamato, kad ten nieko nėra, iliustracija čia turbūt. Kad jį dabar valandą kankinti. Gali būti referatas kažkieno tai įdėtas apie kažką mokslinis darbas, be jokių grafikų, be jokių video, be jokių infografikų, jau čia iš vis stebuklas. Tiesiog be iliustracijos su besišypsančiais žmonėm, kurios nuperkamos už $1 iš tų iliustracijų puslapių. Tiesiog vientisas tekstas, jis nuobodus skaityti, jisai nesuformatuotas tinkamai, nes reikalingos tos iliustracijos, kurios padėtų įsisavinti tekstą ir atkreiptų dėmesį į tam tikras teksto vietas. Nes, sakykime, jeigu šalia iliustracijos yra tekstas, tai būtent ir į jį gali atkreipti dėmesį. Žmogus, kol žiūrės į iliustraciją, šalia matys tą tekstą. Jeigu ten bus kažkokia svarbi žinutė, jis į jį gali atkreipti dėmesį. Tai iliustracijos irgi yra didelė problema Lietuvoje, kada tekstuose jos tiesiog jomis nepasirūpinama. Idealu būtų, kad kiekvieną puslapį būtų duodamas dar peržiūrėti dizaineriui, kuris pasakytų, kad štai čia galima įdėti kažkokį tai grafiką stilingą, kad ir su Exceliu padaryta ir jį galima išsaugoti kaip JPEG failą ir įdėti į internetą. Galima kažkokiu tai statistinių duomenų, pavyzdžiui, nupiešti žmogelių, ten tiek klientų, nupiešti ten laiškelį, kad tiek pasiūlymų išsiųsta ir kažkas tokio. Dar ir dalinimąsi paskatina tie geri infografikai padaryti. Nes įsivaizduokit, jeigu norėtumėm įdėti į Facebooką, tai jisai ištraukia iš tenais tam tikrą iliustraciją ir parodo visam šitam sienai. Tai tekstas be iliustracijos išmes kažką arba iš vis bus nebe iliustracijos. Tai jisai irgi nepatrauks dėmesio socialiniuose tinkluose. Tai, sakykime, irgi būtina bent vieną iliustraciją neprikabintą prie dizaino turėti tekste, kad būtų galima normaliai dalintis socialiniuose tinkluose. Tai vakar matėm, štai Vytautas Matuzas ieškojo, kas sukurs tekstus, kiek kainuoja tie tekstai, tai kaip įsivaizduoti, kiek reikėtų mokėti už tos tinklalapio tekstus, kiek būtų pasiryžus išleisti, gal svarsyti patiems tada ruoštis. Teksto kainos priklauso nuo įdirbio vis dėlto. Nuo kieno įdirbio? Kliento? Nuo tekstų kūrėjų įdirbio, kiek jisai gali laiko skirti šitiems tekstams. Jeigu laiko skiriama daug, aišku, jie kainuos daugiau. Kitas momentas, jeigu jisai skirs laiko mažai, tekstai bus paviršutiniai ir tiesiog užsakovas turės daugiau laiko praleisti juos redaguodamas. Vertinimo kriterijus dar gali būti apimtis, nes, sakykime, dažniausiai tekstų kūrėjai matuoja žodžiais, ne spaudos ženklais kaip vertėjai, bet žodžiais. Palyginimui galiu pasakyti, 400 žodžių yra visas Wordo puslapis. 200 žodžių yra pusė Wordo puslapio. Žmogui perskaityti tekstą, kad jisai susidarytų įspūdį apie paslaugą ir tai būtų ir Google'ui skaitomas tekstas, užtenka 100-200 žodžių. Tai, sakykime, jeigu nusistatom tam tikrą teksto apimtį, galima laisvai užklausti teksto kūrėjų, kiek tokios apimties tekstai kainuoja. Ir jis pasakys, kad štai 200 žodžių tekstas kainuoja 25 €.
ar ten 30 eurų, ar ten 50 eurų. Kitas momentas yra viso užsakymo dydis, kada yra žinoma aiški struktūra. Prieš tai minėjau, kad reikėtų struktūrą. Struktūra, bet ir ilgis dar teksto. Ne? Teksto ilgis, sakykime, mes nusistatėm. Tai, sakykime, yra ar ten 200, 300 žodžių, ar 100, 150 žodžių, sakykime, produkto aprašymuose to pilnai pakanka, paslaugos aprašymai reikėtų 300 žodžių, nes yra ten privalumai, yra ten dar atsiliepimų gal kažkokių. Tai iš tos jų briefę turėtų rašyti klientas? Taip, iš esmės būtų patogiau, nes kitu atveju tekstų kūrėjas, jisai gali parašyti labai ilgą tekstą, nors ten jo nereikia, tokio ilgo, ir sakyti, dabar duokit man 100 eurų. Tai arba tas, sakykime, jis tiesiog nepasakys, kokio ilgio tekstas ir sakys 100 eurų. Kai kiti siūlo už 20. Tai, sakykime, skirtumas pernelyg didelis, dėl to tas žmogus bus atmestas, jo kandidatūra bus atmesta ir galbūt tai bus padaryta esminė klaida. Nes tik tai šitas žmogus gali parašyti tinkamą tekstą kokybės prasme. Kitas momentas yra, kaip minėjau, kai žinoma yra struktūra ir matomas visas vaizdas su užsakymu, koks jų yra dydis. Galima tada sakyti, kad štai bus 20 puslapių po, sakykime, 200 žodžių. Jeigu reguliari kaina yra tenais po 20 eurų už tokį, tai nuolaidą galima jau tikėtis gauti gana neblogą, nes užsakymas yra didelis, bus žmogus užimtas savaitę, gal mažiau, gal daugiau. Tai, sakykime, tos kainos gali būti sumažinamos iš kliento pusės. Jisai tikrai turi teisę prašyti nuolaidos, kai užsakymas yra didelis. Tai visas turi teisę, pareigą. Visi pareigą, iš Maksimos tai nepaprašys. Nesvarbu, bet vienu žodžiu, nuo šito priklauso kaina. Kitas momentas, ar tekstas turi būti atliktas skubiai. Jeigu teksto reikėjo vakar, kaip visą laiką, tada automatiškai, kad už vakarykštį tekstą irgi reikia susimokėti papildomai. Jeigu interneto puslapis yra kuriamas, turime gražaus laiko, mėnesį laiko, tai nėra skubu, tai sakykime, tada tos kainos irgi gali būti pridedama tekstų kūrėjų, kad kai turėsite laiko. Tai tada po truputėlį ir siūskite. Jo, apie laiką teisingai pasakyti. Laiko, kaip suprantame, mes jau nebeturim. Tai, sakykime, tos kainos yra nustatomas. Kainų tekstų kūrėjai dažniausiai internete nerašo. Mes iš mūsų įmonė rašo, tai nežinau. Ar tai gali būti... Dabar nusirašys nuo jūsų dabar išgirdę. Tai jie dažniausiai nusirašo. Nes kai eina, ir žiūri ir savo, ar kiekvienas žmogus, kaip jisai save vertina, tekstų kūrėjas kaip save vertina, tai kokią kainą jisai ir gali nusistatyti, jeigu jisai save laiko tam tikros srities profesionalų, ekspertų, tai gavęs užsakymą būtent iš tos srities, jisai paims didesnę sumą. Bet jeigu tu esi tekstų kūrėjas universalus ir tu gali paviršutiniškai gvildenti visas temas, tai nėra kažkas blogai, nes vis tiek užsakovas turės kažką tai pakoreguoti. Tai, sakykime, tos kainos gali būti mažesnės. Kiekvienas kaip save vertina, taip ir gali nustatyti kainą. Yra žmonės, kurie rašo tekstą už 2 eurus. Galima gauti kaip nori. Yra žmonės, kurie rašo tekstą už 2 eurus, yra žmonės, kurie rašo tekstą už 20 eurų, yra žmonės, kurie rašo už 100 eurų. Čia kaip bet kur, kaip ir logotipą nupiešti galima už $5 galima. Kiek tu į save investavai, kiek tu investavai į savęs populiarinimą, kad tave surado, tai irgi atsispindi tame. Reikia simti investicijas. Supratau. Tai rezimuojam dabar ir perinam prie mūsų klausytojų klausimų. Tai vat, jeigu taip visą tą, ką šiandien pašnekėjom, į kokius 5 punktus sudėti, tai ką svarbiausia dabar išsinešti žmonėms iš šito mūsų webinaro? Svarbiausiai, kad tekstų kūrimas turėtų būti patikėtas profesionalams, kurie gali pasižiūrėti iš vartotojo pusės, o ne iš vadovo ar iš tos rinkos specialisto pusės. Taip, darbą turi daryti profesionalai. Kitas momentas tai yra 80% 20% taisyklė, kad tekstų kūrėjas jums nelabai gali pateikti galutinio varianto. Jūs vis tiek turėsite investuoti savo laiką. Tai reiškia, 80% investuos kūrėjas, 20% turėsite investuoti. Pasiryžus, taip, rasti laiko, surasti medžiagą, rasti laiko pabendrauti su tekstų kūrėju ir investuoti, sakykime, 20% laiko į tą darbą. Pinigų reikės, laiko, ką dar reikia žinot?
dar reikėtų aiškiai apsibrėžti, ko vis dėlto siekiat su šituo tekstu. Ar jis turi pardavinėti, ar jis turi pristatyti, ar jis turi auklėti būsimasias kartas. Auditorijos nustatymas. Taip. Tai būtent tokių techninių parametrų, kurie pravers ne tik tais tekstų kūrėjams, bet ir jums patiems. Rinkodarinių parametrų. Taip, rinkodarinių. Aha. Ir kas dar tas svarbu? Svarbu yra tekstų kūrėjo patikimumas. Atsiliepimų, aišku, sunku rasti, bet tiesiog galima paklausti. Paprašyti, kas gali rekomenduoti. Galbūt kas nors gali rekomenduoti, pasižiūrėti. LinkedIn socialinėme tinkle yra visokių priemonių, kur galima pasiieškoti daugiau informacijos apie tekstų kūrėją ir pasižiūrėti galų gale komunikacijos metu, bendraujant elektroniniu paštu, paklausti, kiek metų jis dirba ir ką jis sugeba. Nes... Ir visus tiek tekstų kūrėjus, tiek tuos, kuriem reikia tekstų, galim pakviesti į Facebook grupę tekstų rašytojai, kur yra tokia Facebook grupė, rašytojų. tenais yra susirinkę nemaža dalis Lietuvos, turbūt jei ne visi, tekstų kūrėjai, vertėjai, kurie užsiima šito dalyku, ir įmonės, ir privatus asmenys, ir laisvadarbiai, kuriems galima pateikti kažkokią tai užklausą ir paklausti, ar kas nors apsiimtų parašyti tam tikrą tekstą. Ir jie mielai tada sutinka, bendravom Facebook'u. Tokiu kitus momentas, tai aišku, jų galima surasti ir per skelbimus, ieškant paieškoje taip pat. Aha. Nu gerai, gal perint tada prie klausimų. Matau, kad gal 80% su SEO klausimai, čia pas mus topinė tokia tema šios webinaruose, visiems labai įdomu. Nemokamai gauti lankytoje. Tai vat, dėl SEO tekstų, ar teisingai suprantu, kad SEO tekstai jau supanašėja su normaliais tekstais? Teisingai. Teisingai, supratot. Gerai. Ar svarbu SEO teksto ilgis? SEO teksto ilgis šiek tiek svarbus. Kažkokie tai standartai, mačiau, standartai būdavo seniau 300 žodžių. Bet dabar, ypač SEO straipsnių atžvilgių, yra manoma, kad tiesiog turėtų būti skirtingi, nes, pavyzdžiui, kai rašomi 10 ar 15 SEO straipsnių, tiesiog vienas gali būti 500 žodžių, kitas gali būti 200 žodžių, trečias gali būti 100 žodžių, bet įdėtas video ir sakykime, jie turėtų skirtis, būti natūralesni, nes būtent taip atrodo natūralūs tekstai. Tai vėlgi tas savaitgalio pranešėjas rodė, kad kartu ir SEO tekstas, ir kartu tekstas žmonėms, ten yra 2000 žodžių, infografikai, iliustracijos, tai jis investuoja po $1000 į vieno straipsnio apipavidalinimą, vien tik tai ne apie parašymą kalba. Tokį vadinti SEO tekstu neapsiverčia liežuvis iš tikrųjų. Nes rašėm tik tam, kad būtų pirmoje pozicijoje pagal tam tikrą raktinį žodį. Bet tai reiškia, jo tikslas buvo ne populiarinti raktinį žodį, o populiarinti save kaip ekspertą. Ir tas irgi. Tai ir sakykime, vidiniuose puslapiuose tie žodžiai irgi tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kiek yra kitos informacijos, kurią reikėtų atskiesti tuo SEO tekstu. Jeigu įsivaizduojate elektroninę parduotuvę, tai tenais, jeigu yra 100 produktų, tai akivaizdu, kad yra 100 nuorodų į kitus vidinius puslapius, tai reikėtų to teksto kiek daugiau. Jeigu ten yra 15 produktų, to teksto gali pakakti ir 2-3 sakinių. Taip, kad tokių standartų jau nebeturėtų būti, nors Lietuvoje dar gajus mitai apie tai, kad 300 žodžių arba 400 žodžių. Keli panašus klausimai buvo apie ilgį, tai jau atsakėjai. Ir dar populiarus klausimas apie dažnį ir vietą raktažodžio, kuris turi būti. Gal dar kažkokiu tai yra reikalavimų tam SEO tekstui? Pageidautina raktinį žodį. Jeigu SEO tekstas, jeigu SEO straipsnis, pageidautinas raktinis žodis yra antraštėje ir pageidautinas raktinis žodis yra teksto pradžioje, kad tai yra natūralu, kad tu pirmoji, sakykime, pastraipoj pasakai apie ką čia. O dažnis paminėjimų nesvarbus? O dažnis paminėjimo tai iš esmės nėra didelio skirtumo. Svarbu, kad būtų paminėtas meta aprašyme, tai yra meta pavadinime, meta title. Sakykime, toj antraštėje, kuri ar H1, ar H2, ar tiesiog padidintų tekstu, nes Google'as supranta tą kodą. Ir bent 1-2 kartus tekste, priklausomai nuo jo ilgio. Jeigu rašote ilgą tekstą, tai jūs tiesiog natūraliai įrašydami tas raktinis žodis kartosis. Jei jūs rašote apie buhalterinės paslaugas, tai tikrai natūraliai neišvengsit žodžio buhalterinės paslaugos.
Nu, tiesiog, jeigu anglų kalboje Google'as labai puikiai atpažįsta romanų kalbose tos sinonimus visokiausius, tai lietuvių kalboje gal taip atpažįsta ir Google. Ta prasme, jo, taip, jisai žiūri ir šaknį, ir pavyzdžiui, vestuvių fotografas. Tai šaknį taip, bet sinonimai. Sinonimų nelabai, nesam tikri iš tikrųjų. Bet ar vestuvių fotografas, ar vestuvių fotografai, jau jisai supranta, kad kalbama apie vestuvių fotografiją. Bet jeigu žmogus rašo pats tekstą savo tinklapiui, jisai rašys taip, kaip jį lietuvių kalbos mokytoja mokykloje mokė, kad sinonimų vartos visokiausių. Atsakymas paprastas toksai, jeigu rašot apie dūmtraukius, tai Google'as nesupras, kad tai rašot apie kaminus. Tai jis supras, kad yra rašot apie... Ir klausia, ar SEO straipsniuose svarbu ikonografija, paveikslėliai? Labai svarbu. Labai svarbu. Ir kitas momentas yra svarbu tinkamas to paveikslėlio apipavidalinimas. Tai yra tam tikras kodas, kuris įrašomas į patį tekstą. Ir tekstas, paveikslėlis turėtų būti su pavadinimu ir, sakykime, jo paties failo pavadinimas neturėtų būti abgv578.jpg, o turėtų būti tiesiog panašiai su raktiniu žodžiu, jeigu buhalterinės paslaugos, tai buhalterinės paslaugos panašiai. Pats pavadinimas failo ir plus ant sakykime, to paveikslėlio uždėtas vadinamas alt tekstas, kurį Google'as labai aiškiai skaito ir aiškiai supranta, kas vis dėlto jame pavaizduota. Tas yra svarbu ir jis vertina. Paveikslėlį patį, kitas momentas, kai yra varijuojamos nuorodos, yra rekomenduojama tam tikras nuorodas dėti ant paveikslėlio, kitas dėti ant, sakykime, tekstinio raktinio žodžio, kitas nuorodas tiesiog įdėti paprastai. Tai, sakykime, tas paveikslėlis gali patarnauti ir renkant išorinės nuorodas. Būtina bent vieną paveikslėlį įdėti, nes tai tiesiog skaitomas tekstas yra geriau ir pailgėja, sakykime, atvėrimo ir buvimo tame tekste laikas. Nu, vėl klausimas dėl tankio, tai štai jau atsakėm. Kiek maždaug SEO straipsnių norėtų parašyti per mėnesį? Yra kažkokia riba, kurios nenorėtų perlenkti? Naujas puslapis, kuris yra ką tik paleistas, neturėtų perlenkti. Labai paprastas mąstymas yra toksai, kad jeigu jūsų prekės ženklas yra nežinomas ir staiga apie jūs pradeda ūžti internetas, tai yra didelės galimybės, kad jūs nupirkote tą, sakykime, ūžesį, bazą. Bet jeigu jūsų prekės ženklas yra populiarus, senas ir visiems žinomas, tai natūralu, kad apie jūs visi gali kalbėti. Tai, sakykime, jeigu jūs esate UAB Jonas ir kompanija, kurie atsidarė pernai metais, ir jums nereikėtų rašyti daugiau negu kokį 10 straipsnių per mėnesį. Žodžiu, common sense. Jeigu jūs esat Pigų LT ar kokia kita didelė parduotuvė ar kompanija, Lietuvos geležinkeliai ir panašiai, jūs galite rašyti nors 100 straipsnių, nes tai bus laikoma natūralu, nes jūs esat labai populiarūs, jūs turit labai daug lankytojų, turit ir žmonės natūralu, kad apie jūs kalba. SEO straipsnių, sakykime, toksai principas yra apsimesti, kad viskas yra natūralu. Taip. Nu, tai klausia dar apie įmonių blogus, kas turėtų būti rašoma, koks stilius turėtų būti ir apskritai kaip apibrėžta įmonių blogų tinklaraščių paskirtį. Įmonės tinklaraštis yra neoficialios įmonės naujienos. Kai kas gali dėti ir oficialias, nes tada... Gal ir rinkos naujienos irgi gali. Ir rinkos naujienos, nes, pavyzdžiui, įmonės naujienų skyrelyje dažniausiai yra dedama tai, kad įmonė kažką tai pasiekė, pradėjo ISO sertifikato kokybės ten kažką tai, kad pradėjo bendradarbiavimą su tam tikra kita įmonė ir panašiai. Tinklaraštyje temų prasme jis yra kur kas lankstesnis ir paprastesnis. Kitas momentas, iš SEO pusės tinklaraštis gali būti puikus būdas pristatyti tam tikrus raktinius žodžius, ko jūs, pavyzdžiui, negalite padaryti paslaugų aprašyme. Nu, galime, gal visų nepadengiam raktažodžių. Ne, tiesiog padengiate, pavyzdžiui, buhalterinės paslaugos, bet jeigu buhalterinės paslaugas teikiate Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tai, sakykime, yra įmonės puslapį, įmonės pavadinimas /LT buhalterinės paslaugos, jūs turite, reiškia, vieną raktažodį. Ir tada tinklaraštyje galima paminėti, kaip teikiate buhalterinės paslaugas Vilniuje, kur ten tas jūsų biuras įsikūręs, kokie ten specialistai dirba, kaip Klaipėdoje, kaip Kaune. Ir turėsit 3 skirtingus straipsnius, kurie patakys 3 skirtingus raktinius žodžius. Čia yra būdas, kaip išnaudoti tinklaraštį SEO tikslams.
Kitas momentas tai yra pateikti tam tikrą informaciją, kuri yra naudinga jūsų vartotojams. Jeigu jums dažnai skambina ir klientai klausinėja vieno ir to paties, na kaip čia ta jūsų paslauga veikia, kaip jinai veikia, jūs tiesiog neapsikentęs parašot ilgą tinklaraščių įrašą ir kai jums skambina, jūs sakot, nueikite pas mane į tinklaraštį, tenais yra straipsnis apie tai, kaip ta paslauga veikia. Ir aš telefonu neaiškinsiu. Arba elektroniniu paštu aš jums neaiškinsiu. Nueikit, tenai ir pasiskaitykit. Tai, sakykime, klientų aptarnavimo skyriaus darbas. Taip, nes praktiškai dažniausiai užduodamus klausimus, tokio skyrelio kaip ir nereikia, tai galima įdėti į tinklaraštį. Ir juos pastoviai pildyti. Būtent įmonės tinklaraščiai naudojami būtent tokiems tikslams ir dėl to jie yra iš tikrųjų labai naudingi. Bet kitas momentas, neturėtumėt apleisti įmonės tinklaraščių, nes būna, kad yra entuziastas įmonėje, kuris ten tą tinklaraštį kuruoja, prižiūri, bet po kurio laiko tiesiog jisai nustoja tai daryti, nes nemato grąžos. Tiesiog neteisingai save pozicionuoja, neteisingai pristato ir nebūna tos grąžos, kurios tikėtasi. Taip, kad dar entuziastas dar ilgiau ištempia, bet būna, kai grįžta direktorius iš konferencijos, išgirdęs, kad reikia rašyti tinklaraštį, paskiria kokiam vadybininkui arba sekretoriui, tas jau pažiūri, kad po mėnesio direktorius nebežiūri, nebetikrina ir imasi galvos ir nežino, ką daryti toliau. Iš tikrųjų, įmonės tinklaraščio naudingumą turėtų rinkodaros skyrius nustatyti ir kas ten turėtų būti. Nes, kaip minėta, tai ne tik tai yra SEO tikslams, tai yra... Tai geriausiai toks skyrius yra, tada jie susitvarkys tenai. Taip. Jeigu įmonės vadovas yra ir tas pats rinkodarininkas viename asmenyje, tada gali būti... administratoriai parašyti. Gali būti prasčiau, nes tada gaunasi pusiau luptas. Administratoriai tegul kreipiasi jau į agentūrą ir klausia, ką daryti dabar. Jau patarsit, ką nors. Dėl efektyvaus parduodančio teksto klausia patarimų. Kokie yra tie visgi pagrindiniai patarimai, kad tas tekstas parduotų? Yra skirtingos formuluotės, kaip turėtų būti pardavimo tekstai. Tai reiškia, kad tekstas turi būti struktūriškai parengtas tam tikra tvarka. Sakykime, vienas dalykas eina ir labai daug dėmesio eina į antraštę. Pati antraštė, kuri yra tam tikro ilgio, su tam tikrais žodžiais, su tam tikru pasiūlymu USP. Ir kitas momentas, pavyzdžiui, antraštėje galima įrašyti laikinumą to pasiūlymo, nes, pavyzdžiui, gaukite 10% nuolaidą tik šį mėnesį. Aišku, ir kitą mėnesį jisai ta pati nuolaida gali galioti, bet čia tokia gudrybė, bet, sakykime, arba tik lapkritį. Tai, sakykime, šitie momentai padeda pardavimams. Kitas, sakykime, yra tas antraštė, po antraštės eina tam tikra emocinė motyvacija, kodėl tau šitos reikia. Toliau gali eiti problemos, vartotojo problemos identifikavimas. Tai jūs turit problemą, jums, pavyzdžiui, niekas nesugebat susitvarkyti savo buhalterinės apskaitos. Tai jūsų šita yra bėda, nes pas jūs gali ateiti mokesčiai ir jūs turėsite didelių nemalonumų. Čia yra, sakykime, problemos identifikavimas. Po jos eina sprendimo pateikimas. Štai mes galim jums padėti, nepakliūti į VMI rankas ir štai mes jums galim teikti profesionalias puikias buhalterinės paslaugas, jums nieko nereikės nepadaryti, pasirašysi 10 kartų per mėnesį ant kažkokių tai sutarčių ir popierėlių ir viskas, visą kitą padarysim mes. Toliau gali eiti neigimas. Jeigu jūs to nepadarysit, tai jums bus labai blogai. Arba jeigu jūs nusamdysit neprofesionalus, tai anksčiau ir vėliau turėsit bėdos. Ir, sakykime, jūs tokį abejonę sukelia. Po šito gali eiti tam tikras dvejonės. Ar reikia jums ar nereikia? Reikia ar nereikia? Ir, sakykime, visas šitas eiliškumas jisai veda link to, kad gale jūs pateikėt dar kartą tą specifinį pasiūlymą ir padaro tam tikrą call to action, vadinamą kvietimą veikti, užsisakyk dabar, paskambink dabar, parašyk man elektroninį laišką, užpildyk šitą formą, gauk pasiūlymą ir panašiai. Ir štai yra toksai pardaviminis, jeigu kukliai taip sakyti, pardaviminio teksto struktūra. Joje gali būti dar daugiau papildomų elementų, pavyzdžiui, kaip objektyvumo, sakykime, kažkoks tai momentas, kada
apie tą paslaugą pateikiami kitų žmonių atsiliepimai, kaip jinai puikiai, kokia jinai gera, kaip čia man padėjo ir panašiai. Kitas dalykas yra pateikiamas įtikinėjimas, kad štai yra privalumai, jūs gauna taip ir jūs būsit kvailys, kad nepasinaudosit šito dalyko. Tiesiog kartais rašoma netgi ir tokiais žodžiais. Ne tiesiogiai, kad jeigu jūs nepasinaudosit dabar, tai praleisit didelę progą. Ir kitas momentas priklauso labai pardaviniai tekstai nuo to, ką pardavinėjame. Vienai pardavinėjimas yra buhalterinės paslaugos, visiškai kitaip yra pardavinėjimas paskutinės minutės kelionės, ką daro populiarios kelionių agentūros, siūlydamos tam tikrus skrydžius ar paskutinę minutę, ir kurioje liko būtent tik 2 vietos. Sakykime, yra kitas momentas, kaip pardavinėjami paprastos prekės elektroninėse parduotuvėse ir kaip pardavinėjamos paslaugos verslas verslui. Visas šitos formulės, jų tokių vieningų, kad štai, sakykime, taip, numeris 1, 2, 3, 4, 5, šito dalyko nėra, tiesiog reikia naudotis savo pagrindinių įrankių galvą ir nuspręsti, kaip vis dėlto ką vartotojas, ką lankytojas norėtų matyti, kad susidarytų tinkamą nuomonę, ar pirkti man dabar, ar nepirkti. Dar buvo klausimas, matau, užtrinė, kaip dažnai reikėtų atnaujinti tinklaraštį? Priklauso nuo to, ką jūs turit pasakyti. Optimalus kiekis, tai manyčiau, kad 1 kartą per mėnesį. Bent jau savo klientams rekomenduoju, kad bent tokiu dažnumu. Aišku, gali būti 1 kartą per savaitę. Pastebėta tyrimų įvairių metų, kad jeigu atnaujinamas tinklaraštis kasdieną, ta prasme, lankomumas yra kur kas didesnis. Kitas momentas, kaip jūs sugebate bendrauti su savo lankytojais, ar sugebat paskatinti juos įsitraukti. Tai reiškia, ar su jais komentaruose kalbatės, ar jiems atsakinėjate. Čia privalu. Čia privalu, bet kažkaip sunkiai mums sekasi šitą dalyką į Lietuvoje pristatyti, nes tinklaraštis yra tiesiog parašomas ir paliekamas. Tiesiog daugiau su juo nedirbama. Dažniausiai jau klausia, tai jau žmogus domisi mūsų įmonė, mūsų paslaugom, tai reikėtų būtinai pabendrauti. Tai, sakykime, tas galima išnaudoti visą šitą erdvę, kaip sakykime, pardavimį momentui, net jeigu pats tinklaraščio tekstas nėra skirtas kažką reklamuoti ir kažką parduoti. Sakykime, komentarų erdvę galima skirti pardavimams. Bet tai reikalauja laiko, tai reikalauja kažkokių tai papildomų įrankių, už kuriuos interneto puslapis kurianti kompanija paprašys pinigų. Tai, sakykime, reikalauja darbo papildomo, kurį ne visada yra kam daryti ar nėra noro tą daryti. Vėl kartuojasi dėl SEO teksto apimties, tai jau šitą atsakėm. Dabar straipsniai svetainėje, koks tai būtų optimalus dydis, jeigu Wordo dokumento puslapiai skaičiuojant, kad neapsunkintų skaitimo. Pasakysiu, kaip žmogus skaito. Tada bus paprasčiau įsivaizduoti, ką vis dėlto kiek reikia. Yra ištirta, kad žmogui reikia 3 sekundžių, kad jisai suvoktų, ar jis papuolė pirmiausiai į šitą puslapį, ko jis ieškojo. Jeigu per 3 sekundės jūsų puslapį tekste jisai pamato tam tikrą užkabinantį momentą, jis pasilieka ilgiau ir to puslapio neuždaro. Kitas momentas, jisai skaito nuo pat pradžios, tai reiškia visa svarbiausia informacija turi būti sutalpinta į patį pradinį paragrafą. Per 1 minutę žmogus perskaito 250 žodžių. Dabar klausimas yra toksai, ar jūsų lankytojas sugebės per 1 minutę įsivaizduoti, ką jūs darot, ko jūs nedarot ir kodėl jūs turėtų pirkti. Jeigu taip, tai atsakymas yra paprastas, apimtis turėtų būti apie 200-250 žodžių. Jeigu manot, kad jūsų skaitytojas, jūsų lankytojas neturi daug laiko skaitimams, neturi daug laiko, tai reiškia teksto turėtų būti mažiau 100-150 žodžių. Jeigu jūs manote, kad jūsų lankytoją reikia įtikinėti valandą laiko ir ten panašiai, tada jūs galite rašyti 2000 žodžių ir tikėtis, kad jisai skaitys viską ir tik tada priims sprendimą, pirkti ar nepirkti. Šitas tekstas būtent priklauso nuo to. Čia mokomasis, galėtų būti toksai. Gali būti mokomasis, nes įsivaizduoja, kad kitas momentas. Dažnai mūsų kaip tekstų kūrėjų prašo parašyti daug teksto. Ir daug teksto prašo tie, kurie pardavinėja profesionalams. Profesionalas pardavinėja profesionalams.
Jie tiesiog nelabai supranta arba pamiršta šitą momentą, kad profesionalai apie jų parduodamą prekę žino ir taip, jiems nereikia aiškinti. O ilgas tekstas pritraukia žmonės, kurie rašo referatus, mokslinius darbus ir kurie galbūt nėra jų potencialūs klientai. Reiškia, investuojama yra į tekstą, kuris neparduoda, o kuris moko. Bet iš to mokymo tiesiogiai ir netiesiogiai naudos įmonė neturi. Dėl to nereikėtų labai daryti didelių tekstų, o stengtis tekstuose daugiau akcentuoti kvietimą veikti. Ką turi padaryti? Paskambink, mes tau viską papasakosim. Parašyk mums elektroninį laišką, mes tau atsiųsim komercinį pasiūlymą. Ir to, sakykime, to pardavimo metu jau tada tu sužinosi daugiau, jeigu yra reikalinga. Tekstas turi būti tiek, kad sudomintų ir padėtų nuspręsti, pirkti ar ne. Nu ir dėl teksto originalumo klausiu. Jeigu iš užsienio kalbos straipsnį kažkokį išsiversim, tekstą išsiversim ir įsidėsim pas save pakoregavę, tai Google supras, kad čia kopijuotas tekstas ar nesupras? Lietuvių kalba yra per daug sudėtinga, kad Google'as galėtų palyginti vienas prie vieno. Su kita kalba. Su kita kalba, taip. Tai verčiant ir dar, kaip jūs minėjot, uždavėt klausimą, kad jūs dar patys koreguojat, jeigu tai nėra Google Translate vertimas, jeigu jūs dar tą tekstą bandysit padaryti jį daugmaž skaitomų, tai bus visiškai unikalus tekstas. Tai iš du su to susiję, tai kad du klausimus ir atsakym. Planuojame naują svetainę paleisti tinklaraštį, ties ko koncentruotis, kad žmogui įdomu būtų. Tai va štai sakėm dabar, ne? Galiu dar šiek tiek pridėti. Reikėtų nusistatyti tam tikras temas. Tinklaraštis gali turėti tam tikras temas ir jas galima suderinti iš karto. Temos gali būti įmonės veikla, temos gali būti rinkos kažkokios tai naujienos, temos gali būti kažkokios naujos paslaugos pristatymas. Kaip minėjau, dažniausiai užduodami klausimai, interviu su, sakykime, kažkokiu tai darbuotoju, kuris neseniai dalyvavo kokio profesionalų konferencijoje užsienį. Tai čia netgi pamini, kokia čia sritis yra, tai darbų sauga, sako, tai va, darbų saugai kokios gali būti tos. Darbų saugai yra iš tikrųjų labai daug temų ir galima praktiškai aprašyti vos ne kiekvienos specialybės darbų saugos reikalavimus. Ir pasakyti, kad štai statybininkams reikalavimai yra tokie ir yra tokios naujovės rinkoj. Ir kadangi darbų saugos sritis yra labai dinamiška ir pastoviai keičiasi, priimama nauji įstatyminiai aktai ir panašiai, šitas dalykas gali tikrai tinklaraštį būti išdėstoma. Nes paslaugose jūs šito dalyko, kai tekstą pasirašėt, jūs jo ir nekeičiat. Nes kad jūs teikiat darbų saugos kažkokius tai paslaugas, padedat sutvarkyti dokumentaciją ir panašiai. O tekstinė informacija visą galima sudėti į įmonės tinklaraštį ir jinai tikrai bus naudinga ne tik tai jūsų klientams, bet ir visiems kitiems. Aišku, potencialiai jie paskui gali įsteigę verslą, kreiptis į jūs, kad padėtumėt sutvarkyti dokumentus ir taip reiškia gaunasi, kad tinklaraštis parduoda. Tiesiog tas pardavimas nėra tiesioginis, jis yra netiesioginis. Tai reiškia, parodant savo ekspertizę. Taip, parodant savo ekspertizę, kad jūs iš tikrųjų išmanot visą šitą dalyką, o ne tiesiog apsilankėt darbų seminaruose ir dabar parinkot keletą šablonų ir dabar duodat visiems kitiems. Dar apie iliustracijas klausimas. Kiek ir kur naudotas iliustracijas? Tekstą mes apie iliustracijas jau kalbėjom, kaip pasikartosim. Ar gali per daug būti? Toks klausimas. Ne, per daug būti negali iš tikrųjų. Per daug iliustracijų gali tiesiog ilgai atverti puslapį, jeigu jos įdedamos yra visos. Tai tiesiog mobiliuosiuose versijose tai gali šiek tiek trukdyti, nes dar reikėtų žiūrėti, ar puslapis pakankamai gerai optimizuotas mobiliai sričiai, kur teksto skaitimas yra šiek tiek kitoks. Tai Google'as dabar netgi ir šitą dalyką labai vertina, jeigu puslapiai yra pritaikyti mobilioms svetainėms, juos reitinguoja aukščiau būtent per mobilę paiešką, o Lietuvoje beveik 50% jau turbūt pagal statistiką iš mobiliųjų ateina. Tai reikėtų šitą dalyką irgi rašant tekstus irgi atsižvelgti. Ir savame suprantama, iliustracijos jos neturėtų būti didelė svorių ir jų, jeigu jos yra labai daug, tai reiškia atsidarinės tas puslapis ilgai. Kelios iliustracijos yra pakankamos. Apie SEO jau daug atsakėm, dar klausė dėl backlinkų skaičiaus. Jeigu parašytas SEO straipsnis yra, kiek iš jo turėtų būti nuorodų išeinančių? Kuo mažiau, to geriau. Iš esmės, Google'as dabar Google'ui nėra būtina nuoroda.
aktyvi. Jeigu, sakykime, tekste yra paminėtas įmonės pavadinimas www.įmonė.lt, jisai tą nuorodą gali suprasti ir, sakykime, jisai tą straipsnį, SEO straipsnį, gali priskirti kaip prie nuorodos, nors jinai nėra aktyvi. Nauda tokios, sakykime, tokio teksto jinai nėra didelė, bet Google'as vis tiek šitą dalyką vertina. Kitas momentas yra, nereikėtų persistengti su nuorodomis, nes jeigu įsivaizduokit, teksto yra vienas sakinys, o joje yra 7 nuorodos, į visus skirtingus puslapius, tai jau Google gali nepatikti. Jeigu į vidinius puslapius, tai nėra blogai, nes jūsų puslapis ir taip jau turi nuorodas į vidinius puslapius. Tai čia Google'as jau prašo padaryti į vidinius tą deep linkingą, kad suprastų, apie ką jūs galite tiesiog parašyti, teikiam tokias paslaugas ir ant kiekvienos paslaugos uždėti nuorodėlę į visą šitą. Bet jūs jau turite meniu šitos nuorodas. Tai ar tas yra būtina reikalinga, čia jau turėtų patarti jūsų vidinio optimizavimo specialistai, SEO specialistai. Nu ir kur pirkti iliustracijas klausia, ar geriau samdyti iliustratorių? Iliustracijas galite pirkti, iliustracijas galite pasidaryti patys. Yra ne vienas įrankis, vieną tokių išskirčiau, canva.com, rašas canva.com. Ten jisai nieko nekainuoja, ten galima tiesiog susidėlioti, įsikelti savo kažkokią tai iliustraciją, ant jo viršaus uždėlioti tam tikrą grafiką, tam tikrą užrašą uždėti, tam tikrą figūrėlę ir panašiai. Ir tokiu būdu galite pasidaryti tekstams iliustracijas per keletą minučių. Visiškai nemokamai. Tai kitas momentas, iliustracijas rekomenduojama nevogti. Nes vis tiek intelektinės nuosavybės teisės Lietuvoje ginamos dar nepakankamai gerai. Daug kas susigundo tiesiog per Google Images, susiranda iliustraciją iš konkurentų puslapio, pasiima ją ir įsideda. Tai žema, tai yra negražu, galų gale jums nereikia papildomų pykčių su konkurentais ar su leidiniais. Ypač jeigu žinoma, įmonė gali atsirasti 10 tinklaraštinių, kurie prašys, kad tu pavogiai. Tai pavogiai, bet, pavyzdžiui, yra nuotraukos leidinių, pavyzdžiui, Delfi 15 minučių, juose dirba fotografai, jiems yra mokami pinigai už publikavimą tam tikram dalykė. Jeigu jų nuotrauka yra užpublikuojama kitur, jie jaučiasi neįvertinami, nes jiems už tai nėra sumokėta. Žmonės dirba, investuoja, o štai kažkas paima ir vagia. Tai yra negerai. Pirkimo prasme, jeigu reikalingas ten besišypsantis žmonės, verslininkai, spaudžiantis rankeles ir panašiai, yra keletas internete puslapių, kurie parduoda labai pigiai $1 arba $2 tos nuotraukos. Kitas momentas, galima pasižiūrėti nemokamai, yra flickr.com nuorodų, didžiausias, sakykime, iliustracijų socialinis tinklas. Tiesiog tenais yra nustatymuose, galima pasirinkti paieškoje, kur yra leidžiamas komercinis naudojimas arba modifikacijos. Tada reiškia, jūs galite šitą dalyką paimti ir modifikuoti. Jeigu komercinis naudojimas yra leidžiamas, tai, sakykime, nereikia jokios nuorodos, iš kur ta nuotrauka paimta. Jeigu leidžiama tiesiog modifikacija, bet prašoma, kad būtų paminėta, tai tiesiog po nuotrauką galite paminėti nuotraukos šaltinis ir Flickr kažkoks tai vartotojas. Jūsų, sakykime, jūsų puslapį tai atrodys gana natūraliai, bet nuotrauka kokybiška ir sakykime, jinai bus legali visiškai. Aišku, tam tikras nuotraukas rekomenduojama nusipirkti, nes $1-2 ar €1-2 tai nėra labai dideli pinigai. Nu, dar čia klausimas apie migravimą iš HTTP į HTTPS. Ar reikia pakeisti nuorodas? Na, tai jeigu pas jūs perdavėsimai 301 normaliai sutvarkyti, tada tų nuorodų tai ir čia yra keisti. Kaip ir kiekvienas, sakykime, teksto puslapis. Teikia paslaugas 15 klientų grupių. Ar galima tinklalapyje sukurti atskirus identiškus puslapius visoms 15 grupių? Jei tekstas bus unikalus, kodėlgi ne? Ar gali būti tokia puslapio struktūra? Pirma dalis skirta lankytojai, o antra dalis SEO tekstas. Taip, šita struktūra yra taikoma gana dažnai. Ir šita struktūra, ir dar yra kita panaši struktūra. Pirmoje vietoje yra 5, kaip vadiname, 5K, tai yra žurnalistikos principai, 5 klausimai, kurie prasideda. Kas, ką darė, kur, kodėl ir kaip.
Ir sakykime, kaip, tai reiškia kokios aplinkybės. Tai jeigu jūs pirmojose pastraipose atsakote į visus šitos klausimus bent po vieną sakinį ir vartotojui reiškia gaunasi šiek tiek tekstų, kuris aiškiai pasako, ką jūs veikiat, kodėl taip darot, kuo jūs esate išskirtiniai ir panašiai. Tų klausimų gali būti skirtingi. Bet, sakykime, jūs pateikėt esminį informaciją. Toliau vartotojas gali važiuoti, scrollinti į apačią arba ne. Ten jau galite dėti tekstą, SEO tekstą. Šitokie principai yra daromi, pavyzdžiui, elektroninėse parduotuvėse, kada ta esminė informacija yra pateikiama puslapio viršuje, kai įmanoma anksčiau, tai yra prekė, prekės kaina ir mygtukas pirkti, tai ko norima iš jūsų. O apačioje, sakykime, kategorijos aprašymas ir pateikiamas SEO tekstas. Tai nėra kažkokia žalinga praktika, tai yra dažnai taikoma. Iš kitos pusės yra panaši praktika, kada šitoks pats principas yra taikomas visam tekstui. Visas tekstas yra skirtas lankytojams. Tik tais, kada yra klientas, gali kreiptis tiek profesionalas, tiek neprofesionalas, tada irgi daroma panašiai. Profesionalų yra skiriama pati pradžia, nes, pavyzdžiui, jeigu pardavinėjat varžtus, tai jūs sakot, kad mes pardavinėjam varžtus, tvirtinimo detalės ir panašiai, tokius ir tokius. O paskui jau tada aiškinate, kokie yra varžtai, kam jie reikalingi, kodėl jums tokie naudingi, ar į gipso kartoną, ar į mūrą ir panašiai. Čia jau pateikite informaciją tam klientui, kuris nėra profesionalas ir kuriam reikia papildomai informacijos, kad jis susidarytų nuomonę ir nuspręstų, kad būtent pas jūs reikia ateiti pirkti, mano atveju minėtų varžtų. O profesionalams išlieka pati pirma pastraipa, kad jūs tai darote. Visa kita, jie jums jau paskambins ir paklaus, ar jūs turite tokio ir tokio, jei turite, parduodate, viskas. Taip, jeigu domenas yra visiškai naujas, nėra ne metų, ar įmanoma atsirasti Google pirmoje vietoje pagal atitinkamą raktinį žodį? Įmanoma. Nuo konkurencijos priklauso. Įmanoma. Jeigu raktinį žodį sudeda iš 15 žodžių, manau, kad labai greitai. Kokia konkurencija dėl konkrečios raktinės frazės yra? Jeigu atėjot naują įmonę, dabar konkuruoja dėl žodžio paskola arba kreditas, na, tai gali ir nepasisekti. Nu, tam gali užtrukti 2-3 metai. Bet jeigu ateis į rinką, kur konkurencijos nėra, nu, tai galite ir per kelias savaitės patekti. Ir paskutinis klausimas, kokio ilgio tekstas gali būti, aprašant jau įvykusį renginį, gali išlaikyti skaitytojo susidomėjimą. Renginys pats, kaip, sakykime, įvykis, kaip tema, prašo daugiau vizualinės informacijos, nes pats renginys, jisai, nebent tai yra konferencija, kurioje buvo kažkokie tai pasisakymai ir pateikiami citatos ištraukos. Reikėtų, manau, kad žiūrėti tekstą, kuris nebūtų jautrus laikui, nes, sakykime, renginys yra, jisai atėjo, įvyko ir praėjo. Po to, kai jisai praėjo, jis patampa nebeaktualus. Reikėtų tiesiog aprašyti jį taip, kad jame būtų aktuali informacija, kuri bus aktuali ir po metų, ir po 2. Tai kažkokios įžvalgos? Kažkokios įžvalgos, kažkokie atsiliepimai žmonių, kurie tame dalyvavo, kažkokios tai nuotraukos būtinai, vizualinės medžiagos. Gal kažkas filmavo to renginio momentą ir galima įdėti YouTube šitą video ir panašiai. Čia iš esmės yra ne teksto kiekis, bet teksto apipavidalinimas. Kaip šitą tekstą, kokį tekstą padaryti ir kaip jį dar papildomai iliustruoti. Tokiu būdu jisai išliks įdomus netgi ir po 5 metų. Kad štai kažkada įvyko tam tikra konferencija, kurios metu atsistojo ir papasakojo kažkoks tai labai žymus svečias ir štai jisai ką pasakė, kokią mintį įdėjo ir štai žiūrėkit video ir štai žiūrėkit keletą nuotraukų iš tos konferencijos. Toks renginys išlaikys daug dėmesio. Koncertas taip pat, jeigu ten vyksta aprašymas, nes laikraščiuose šitokiems dalykams daromi reportažai, jie ateina, pamato žmonės ir praeina. Ir iš tikrųjų jų išliekamoji vertė yra labai minimali. Šičia, kaip suprantu, reikia padaryti tą išliekamąją vertę didesnį. Tai, sakykime, kaip ir minėjau, tiesiog reikėtų daugiau turinio, nepavaldaus laikui. Kad štai prieš metus įvyko tas ir tas. O prieš 5 metus kažkas sakė, kad pas mus dar 10 metų nebus kažko, tai mes jau turime. Šitas dalykas jisai gali būti panaudotas jau ir kitiems, sakykime, tekstams. Ir šitas dalykas gausis, kad yra teigiamas ir išlaikyti susidėmėjimas jį gali. Bet vėlgi priklauso nuo to, ar tai bus plikas tekstas, ar tai bus
kažkokia tai informacija, nes po renginio paprastai atsiranda ir nuotraukų, atsiranda kažkokia tai video informacija, galima įdėti infografiką, kurį sužinojote renginio metu iš to, kad ir paprasčiausia dalyvavo tiek lankytojai išgėrė tiek alaus ir sulaužė šitiek suolų, kad ir iš kokių futbolo rungtynių. Tai gali būti ir toks infografikas, jisai turės atitinkamą vertę. Gerai, tai sakėm visus klausimus. Tai ačiū labai pirmiausia Marijui, kad atėjo. Ačiū uždėmesi visiems žiūrovam, už tiek daug klausimų. Aiškiai, nevertume čia susitikom. Temo šiandieną. Tai ir iki kitų pasimatymų. Viso gero.